Šioje vaizdo pamokoje sužinosite, kaip naudotis skaitmeninėmis skolinimo platformomis. Šio įgūdžio dėka jūs gebėsite: 1. Efektyviai naudotis įvairiomis skaitmeninėmis skolinimo platformomis ir įrankiais. 2. Saugiai naršyti skaitmeninėse skolinimo platformose ir tinkamai įvertinti paskolų galimybės. 3. Naudoti skaitmeniniais įrankiais skolinimo platformose. 4. Suprasti paskolos paraiškos procesą, įskaitant dokumentų pateikimą, tikrinimą ir kredito būklės stebėjimą. 5. Įvertinti, kaip veikia skirtingos skolinimo platformos, palyginti jų palūkanų normas, paskolos mokesčius ir skolinimo sąlygas. Įsivaizduokite, kad jums skubiai reikia pasiskolinti pinigų. Ką pasirinksite? Eisite į banką, pildysite paraiškos formą, stovėsite eilėje ar patogiai įsitaisysite namuose ir pildysite paskolos paraišką internetu. Pirmas žingsnis - skaitmeninės skolinimo platformos ir įrankiai. Skaitmeninės skolinimo platformos siūlo patogias, greitas ir lengvai prieinamas skolinimosi galimybės ir vartotojui draugiškus įrankius, norint palyginti skirtingų paskolų sąlygas ir palūkanų normas. Pavyzdžiui, bankų internetinės svetainės leidžia saugiai pateikti paskolos paraišką, tikrinti sąskaitos likutį ir grąžinti paskolą internetu. Mobiliosios bankų programėlės suteikia galimybę greitai pasiskolinti. Jos taip pat siunčia priminimus apie paskolos įmokas ir leidžia bet kada pasitikrinti savo kredito reitingą. Fintech platformos keičia įprastus finansinių paslaugų teikimo ir naudojimo būdus. Tai inovatyvios įmonės, kurios veikia nepriklausomai nuo tradicinių bankų ir siūlo alternatyvius sprendimus pinigų valdymui. Pavyzdžiui, sudaro galimybę naudotis tarpusavio skolinimo platformą, kai asmenys ar įmonės skolina vieni kitiems tiesiogiai. Arba suteikia mikropaskolą, kuri idealiai tinka trumpalaikiams ir mažiems poreikiams patenkinti. Be to, šios platformos neapsiriboja tradicinių būdų vertinti žmogaus ar įmonės kreditingumą. Jos naudoja alternatyvų vertinimą, lankstesnius vertinimo kriterijus. Sustabdykite trumpam vaizdo peržiūrą ir pagalvokite, kokią skolinimo platformą jūs rinktumėtės ir kodėl. Ar tai būtų bankas, mobili programėlė ar fintech platforma? Antras žingsnis - kaip saugiai naršyti skaitmeninėse skolinimo platformose ir tinkamai įvertinti paskolų galimybės. 1. Svarbu suprasti, kaip veikia šios platformos ir kokią naudą jos teikia. Skaitmeniniai skolinimo įrankiai yra ypač naudingi žmonėms gyvenantiems toli nuo bankų ar turintiems ribotą judumą, nes leidžia pateikti paskolų paraiškas ir tvarkyti finansinius reikalus nuotoliniu būdu jiems patogiu metu. Šios platformos naudoja automatizuotas sistemas, kurios paspartina paskolos suteikimo procesą, todėl sprendimai priimami daug greičiau, dažnai per kelias dienas. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad esate smulkaus verslo savininkas kaimo vietovėje. Artimiausias bankas už 100 km. Jums reikia lėšų verslo reikmėms, bet neturite iš ko pasiskolinti vietoje. Tokiu atveju mikropaskola per skaitmeninę skolinimo platformą gali būti praktiškas sprendimas. Pirmiausia, pasidomėkite skirtingomis skolinimo platformomis. Atidžiai susipažinkite su jų naudojimo instrukcijomis, ypač su paskolos grąžinimo sąlygomis. Palyginkite palūkanų normas, taikomus mokesčius ir grąžinimo grafiką, tai padės priimti pagrįstą ir atsakingą sprendimą. Daugelis platformų sukurtos taip, kad būtų patogios naudotojui ir siūlo mokomąją medžiagą, padedančią pereiti visus proceso etapus. Pasirinkus tinkamą paslaugą, jūsų paraiška bus patvirtinta, o paskolos suma pervesta tiesiai į jūsų banko sąskaitą arba skaitmeninę piniginę. Pradėkite nuo nedidelių sumų ir palaipsniui susipažinkite su visomis platformos funkcijomis. Taip įgysite daugiau pasitikėjimo savimi ir skolintis internetu bus paprasta ir patogu. Trečias žingsnis - kaip efektyviai naudoti skolinimo platformomis skaitmeninių įrankių ir programėlių pagalba. Skolinimo platformos yra lengvai pasiekiamos įvairių skaitmeninių įrenginių pagalba. Tokiu būdu yra patogu teikti paskolos paraišką internetu, atlikti mokėjimus ir susisiekti su skolintoju. Išmanieji telefonai puikiai tinka greitai pateikti paskolos paraišką ir saugiai atlikti mokėjimus bet kur ir bet kada.
Kompiuteriai suteikia patogesnę aplinką, kai norime įkelti dokumentus arba palyginti skirtingus paskolų variantus. Planšetiniai kompiuteriai arba išmanieji laikrodžiai fiksuoja gautus pranešimus arba galima greitai nustatyti ir gauti priminimus. Sustabdykite vaizdo įrašą ir pagalvokite, koks yra patogiausias būdas tvarkyti savo finansus. Ar skolinimo platforma būtų tinkamas technologinis sprendimas? Skaitmeniniai įrenginiai turi daug privalumų. Tačiau svarbu nepamiršti ir kibernetinio saugumo iššūkių. Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite ir kitų nukų vaizdo įrašus. Jų pagalba jūs pagilinsite savo žinias ir išmoksite saugiai naudoti skaitmeniniais finansiniais įrankiais. 4 žingsnis – svarbiausi paskolos gavimo internetu etapai. Pirmiausia, turite užpildyti paskolos paraišką ir pateikti informaciją apie save, tokią kaip asmens duomenys arba pajamos. Tuomet platforma automatiškai pradės jūsų užklausos peržiūrą ir vertinimą. Jeigu jūsų paraiška bus patvirtinta, jūs gausite paskolos pasiūlymą. Tai gali užtrukti iki 24 valandų. Kai kurie kreditoriai gali priimti sprendimą iškart. Patvirtinusi jūsų paraišką, kredito įstaiga perves paskolos sumą į jūsų nurodytą banko sąskaitą arba skaitmeninę piniginę. Paskolos grąžinimas internetu gali būti atliekamas per mobiliąją programėlę arba pinigai už paskolą gali būti nuskaitomi automatiškai iš jūsų kortelės nustatytą dieną. 5 žingsnis – kaip pasirinkti skolinimo platformą atitinkančią jūsų poreikius. Skolindamiesi internetu pirmiausia palyginkite skirtingas platformas. Įvertinkite, kaip greitai platforma peržiūri paskolos paraišką ar siūlo patikimą klientų aptarnavimą ar lengva naudotis programėlę. Skolinantis internetu būtina patikrinti, ar skolinimo platforma yra patikima ir kokias siūlo palūkanas. Pavyzdžiui, platforma A gali siūlyti mažesnės palūkanas, o platforma B gerokai didesnės už tą pačią paskolos sumą. Tačiau palūkanos dar ne viskas. Tarkime, platforma A siūlo paskolą su 5 procentų palūkanomis 12 mėnesių laikotarpiui, o platforma B su 8 procentų, tačiau leidžia lanksčiai planuoti mokėjimus. Jeigu jūsų pajamos nėra pastovios, platforma B gali būti geresnis pasirinkimas, net jeigu palūkanos šiek tiek didesnės. Taip pat įvertinkite papildomus mokesčius, tokius kaip administravimo mokestį, delspinigius ar išankstinio grąžinimo mokesčius. Visada atidžiai perskaitykite paskolos sąlygas. Priimkite atsakingus sprendimus ir finansinė ateitis bus jūsų rankose.